Suvalkijos diena, tai šiek tiek papasakosiu apie Suvalkijos šokius ir apskritai ypatumus choreografijos, ten yra apie šydo šalvinimą, kaip tik mus teikia nufilmuota ir medžiaga, šiek tiek gabaliuką parodysiu. Na ir paskui bus mokymai ir per tos mokymus tada šiek tiek dar tų šokių pasimokysim. Video įrašų atrinkau kažkiek, tai va tiek. Tai kaip supratote, po paskaitos bus suvalkietiškų šokių mokymai, kurie tęsis iki 5, o nuo 5 šiame name vyks būtent Musteikio ir mūsų svečių iš Baltarusijos, tai Vykos, filmų, video medžiagų rodymas, peržiūra. O aikštelėje prie namo Rita Šukienė ves mazurkų šokių mokymus. Nes mūsų svečiai, kurie turėjo atvykti Fregi ir Frankas iš Australijos ir Naujosios Zelandijos, keliaudami dviračiais iš Talino, dėja nepasiekė mūsų stovyklos, nes jų dviračiai sugedo. Tai tokia šiek tiek liūdna žinia. Bet manau, kad Rita praves labai panašius mokymus, kurie turėjo vykti tuo metu. Na ką, ir vakarienė, ir 9 valandą jau gerai žinomas ir laukiamas Algikas toks bus. Talentų vakaras! Taip, aš spėjau. Rimtai, ar galėtum ką nors komentuoti, kaip ten registruotis reiks, ar kaip? Registruotis reikia kaip ir visais klausimais registracijos pas mane. Jeigu patys nesiregistruosit, tai aš užregistruosiu šiek tiek prievartos būdu. Algi, ar galėtum pakomentuoti, ką reiškia talentas ar talentų vakaras? Jeigu jūs turite kažkokią tai gebėjimą, kažkokią Dievo dovaną arba šiaip išlavintą dalyką, tai ateikit ir jį parodykit. Obelytės harmoniką grot neleisim. Šyvį gal ir suleisim. Kažką tokio šiek tiek kitai, šiek tiek įdomiau. Na, pavyzdžiui, žongliruoti meškomis, kažką tokio. Na, kaip nors nustebinkit, tiesiog padarykit šou savo ir draugams. Tiek trumpai. Gerai. Bet jeigu jūs turite talentą ir aš žinau tą talentą ir jūs neužsirašysite talentų vakarą, aš jūs ištempsiu ant scenos ir priversiu būti talentais. Taip, kad geriau užsirašykit ir pasiruoškit. Arba ateikit ir vis tiek pasiruoškit, neužsirašę. Vis tiek jūs būsite talentai. Na, o mūsų muzikavimo kiemą rytoj papildys taip pat labai šauni šeima, tai Rima ir Raimondas Garsonai. Rima mokys groti bobinu arba būgniu, kaip jums čia patinka labiau vadinti, o Raimondas peterburska arba paprasta harmonika galės pamokyti jūs groti. Tai turbūt apie rytdienos programą aš baigiau. Ar turite klausimų? Gal kažkas kažkokių pastebėjimų, kažkas kažkokių pasiūlymų. Labai konkretus pasiūlymas kada? Ačiū anonimui Daivuliai, na pagalvosime mes. Kelk. O talentų vakaras, jeigu nukentės per jūsų pirtinimąsi? Galima dieną daryti, nebūtinai nakties. Dieną. Gerai, greitai apsitarė. 3 valandą. Kas už, kas prieš? 3 valandą tinka? 5 valandą. Kas už, kas prieš? Greitai susišūkauna. 1, 2, 3, 3 valanda. 1, 2, 3, 5 valanda. Tai kad jūs visi keliat rankas, koks skirtumas? Trečiai valandai, tada iki 5 greit pasiprausi ir viskas. Tinka 3? Gerai, visi eikit registruokitės, tada pirtis rytoj 3 valandą. Pirtis ir baidarė. Teisingai, pamiršau, mesgi prie upės galima išsinuomoti baidarę ir leisti žemyn bežinį. Žodžiu, galima pasiplaukiat baidarėmis, bet baidarėmis pasiplaukiat bus galima tik tais rytoj arba sekmadienį. Šeštadienį baidarių nebus. Registruokitės pas
Klausia, kiek kainuoja? Taip, 50-60 litų, žiūrint kur nuplauksi. Iš Palangos labai toli važiuoti pasimti, tai gali būti brangiau. O jeigu grįžti atgal, tai nereikia. Gerai, susitarsim, 50, 60, gerai 60. Patikslinsim kainą, ateikit registruotis ir tada, ateikit registruotis, bus surašytos kokios baidarės yra ir kaina priklauso, aišku, ten nuo pačios baidarės. Šešiavietė. Gerai, ar jau viskas, ar galima skelbti orų prognozę rytdienai? Tai tada informacija baigta, rytoj orų prognozė tokia apytiksliai 20 laipsnių šilumos ir lietus nuo 8 iki 10 ryte. Bet gali būti toks geras. Gali vėluoti, gali atsilikti. Ačiū visiems susirinkusiems, šiandienos susitikimą jau ir baigėme. Visi greitai savo! 10 valandą! 10 valandą? Visi pasikeičiam sportą.